Labas rytas, pirties mylėtojai. Šiandien pas mane pirtyje svečiuojasi Giedrius. Mūsų abiejų profesija, tai yra pirtininko profesija, reikalauja turėti daug įrankių, tai yra vantų, kurios nenumaldomai yra per žiemą sunaudojamos, ištaškomos, išsilakstų lapai, šakos ir panašiai. Kas yra mūsų gamtoje ir ką mes galim dar sugalvoti ir pasiūlyti žiūrovui panaudoti. Tai be abejo, mes turim daug ką pasiūlyti, kadangi ypatingai aplink Vilnių, Dzūkijos pusė yra daug labai pušynų, kuriuose auga ne tik pušys, bet auga ir kadagys. Tai va, puikus variantas. Faktas, kad kadagys yra specifinė vanta. Labai. Taip, ir ypatingai žmonės, kurie nežino, kaip ją paruošti, naudoja ją vieną kartą. Ir dažniausiai tai būna visiems yra gąsdinanti vanta, kad sako, kadagys tai yra baisu. Kadangi dabar tu pasiūlė, kad kadagys, pasiūlė, kaip ją reikia padaryti, kad būtų švelni. Aišku, ją reikia pasidaryti paprastą kaip vantą, bet ją reikia specialiai paruošti. O paruošimas yra paprastas. Reikia turėti karšto vandens, tai kuo karštesnis, tuo geriau. Didintas toksai. Štai taip reikia atlikyti kadagio vantą, tiesiog karštų vandeniu, kiek įmanoma karštesniu. Ir tada jinai suminkštės ir aišku, kvapas, koksai čia jūs neišpasakyta, galite pajausti pirtyje, būtent likant kadagio vantą. Šitą vantą, kaip visi spygliuočiai, turi daug fitoncitų ir... Kas tai yra? Tai yra medžiagos, kurios užmuša bakterijas. Aš dabar jaučiu juos, tikriausiai yra nes... Taip, jau dabar, taip, yra tiesiog puikiai aromatizuoja pačią pirtį. Plius kvėpuojant šitais aromatais gerėja jūsų kvėpavimas. Ir visos lygos, kurios grėsia mums pavasarį, jos kaip tik įsibėgioja. Ir kaip, sakykime, jeigu žiūrėt iš anksčiau, lietuviai, sakykime, vesdavo, jeigu žmogus sirgdavo, vesdavo į kadagyną, kadangi ten karštą vasaros dieną susikabė labai daug fitoncitų ir praktiškai aplinka darosi beveik sterili. Tai yra karšta diena tas pats, kas pirtyje, kadagys irgi šyla, jis leidžia. Taip. O indėnai, pavyzdžiui, gydydavo žmonės savo, reiškiasi, vesdami irgi kadagynus nuo tuberkuliozės. Jie ten, reiškiasi, palikdavo juos, kad kvėpuotų, kad įsivadžių. Tai va, tai yra puikiai vanta. Ir mes dar vienoje laidoje rodėme, kaip galima daryti galvos masažą su kadagiu ir nuimti galvos skausmus. Tai, žodžiu, įspūdingai, iš tikrųjų labai daug kur galima panaudoti. Dabar yra pas mus užplykyta vanta. Jinai pabuvo čia kažkur 15 minučių. Jinai karštas vanduo, aromatas. Ir paskutinis veiksmas, kurį reikėtų padaryti, tai ją tiesiog reikėtų gražiai išmušti. Gerai, Giedrius pasakė, gražiai išmušti. Aromatas sklinda ir dabar galima pasitikslinti, ar jinai yra paruošta. Iš esmės, ją galima drąsiai suimti. Man dar truputėlį per šiurkštį. Taip, galima dar. Jo. Stipriai, kaip sakė Giedrius, gražiai išdaužomas ją. Va, jo, fantastika. Netgi ir... Neišgazdinsit niekur su tokia spygliuota vanta. Ir dar, Giedriu, vandenėlis, kuris čia liko pamirko. Jokių būdų nereikia išpilti. Taip, naudokimės viską, ką duoda gamta. Čia yra puikus dalykas paskui po pirties. Ir skalaut plaukus, ir pačiam nusipilti, viskas gerai. Ir aišku, geriausia būtų, kad šiek tiek, kadangi ten papuola spygliukų, tai geriausia būtų per koštį prieš naudojant. Spygliais apsibarstė. Sėdam. Giedriau, dar matau tavo ten kampe pirties guli dar spyglių, ilgų ir mažų. Dar spygliuočiai. Taip, Lietuvoje kas yra pušis ir eglė. Eglė. Ir viską, ir tiek pušį, tiek ir eglę galima irgi naudoti puikiai gyvūnų vantas. Aišku, pušis yra minkštesnė, bet kaip žinot, pušies pumpurai naudojami kaip vaistažolės, jų arbata. Ypatingai pavasarį. Taip, tai ir ypatingai pavasarį, o lygiai taip pat mes galim naudoti ir jų vantą. Abi reiškiasi šitas vantas taip pat reikėtų flykyti kuo karštesnė vandenį ir palaikyti kokį pusę valandos. Dėl ko jas reikia plikyti? Todėl, kad šiek tiek atsipalaiduotų ir būti minkštesni. Tas pats kaip su kadagiu. Tas pats kaip su kadagiu. O, tu čia labai aprišęs, dėl ko čia taip? Dėl grožio. Juokauju. Ir dėl grožio, aišku, gali būti, bet iš esmės, kadangi puikiai žinom, tiek pušis, tiek eglė leidžia sakus. Ir kad nenorė, kad paskui sunkiai nusiplauna tiesiog. Tai kad nei savęs, nei sakykim, jeigu mes kažką tai ruošiamės vanot,
neaptaškyti tais sakais, geriausia apsirišti. Arba apsirišti tiesiog, kaip čia padaryta, su didesniu kiekiu virvės. Arba su medžiaga. Arba galima su medžiaga tiesiog skudurėlis pasidaryti. Patogiau paimti ir neįsipliuosi sakais. Aš kiek žinau apie pušies, kaip tu kalbėjai, apie ūglius, ypatingai, kurie pavasarį pradeda augti. Netgi Sibire, sakė, žmonės valgydavo juos pavasarį, išgyveno dėl to, kad tai būdavo C vitamino šaltinis. Taip, pumpurai yra skirai kaip vaistažolė galima duoti, o spygliuose yra didelis kiekis vitamino C, taip kad yra gyvuliškos problemos ir nėra kažkokio kito varianto pasinaudoti, taip, tai galima gerti arbatą, galima iškėsi juos smulkinti šiek tiek. Ir pirtyje vantą paėmus šitą galima tiesiog žmogų daryti tikriausiai kompresus, tą patį paglostimus, švelnius pavanojimus, nes jinai tokia yra visai pakankamai tokia maloni ir tokia smagi. Ir puikiai tinka, ir jeigu yra kažkokios peršalimos, grėsia lygos ar kažkas profilaktikai, nes puikiausiai yra daug eterinių aliejų, kurie žmogui padės pakvėpuoti gali. Ypatingai vaikams, tokiems, kurie pavasarį jau truputėlį pasilpę yra, po žiemos, tai būtent spygliuočiai yra puikiai priemonė pasveikti arba tiesiog nesusirgti. Taip, puikis. O dabar eglutė? Eglutė, bėda ta, kad tai šiek tiek, reiškiasi, pas mus, kaip pasižiūrėjom, yra tokia... jinai jau aštresnė. Aštresnė. Bet vėlgi, ją gerai nuklykius ir pamirkius, jinai suminkštėja. Antras dalykas, aišku, geriausia, jeigu jūs norit naudoti ne tik žiemą, kiek eurus parus, bet minkštesnis spygliukai būna pavasario pabaigoje, reiškiasi, vasaros pradžioje. Kaip tik tuo metu, kada pas mus baigėsi vantos. Taip, puikiausiai galima naudoti. Irgi jos puikus aromatas. Kaip matot, jinai yra vėduoklės ir labai puikiai leidžia garą. Taip, kad yra gaunasi puikus garo vedavimo aparatas, kur plius ir aromatizuoja. Aišku, nėra lengvi, nėra tokia patogia, kaip būtų, kad džiovinto medžio, sakysim, klevo vantas, kaip būtų patogia. Tai sunkesnė. Dar esu girdėjęs, kad tokia teorija, kad eglė žiemą jinai gali atiduoda savo energiją, kaip sakant, skleidžia, juk parnešus eglutę į namus, toks jausmas, kad mes visą girią parnešime į namus. Bet vasaros metu eglė yra vampyras. Ypatingai, kurie žmonės su šitą sveikatą silpnesnė nueitų į mišką, sako, gali turėti problemų būtent, kad žmogui... Aš girdėjau, bet vėlgi, sakykim taip, mano manimu, kad yra šiek tiek ir su psichologija, jeigu teko būti eglinės ten tamsu. Sako, kurie eglynai ten vilkai? Taip, ir aš pats esu buvęs, eini mišku, pradžia vasaros, tu išeini, saulė šviečia, beržinėlis, lapai, grušų, ir staiga pasibaigia tas miškas ir staiga prasideda eglynas. Ir tada tu vos nepajauti, kad nuotaika kažkaip taip keičiasi, taip tamsu ir kažkaip visikitaip. Tai aš manau, kad netgi psichologiškai, kadangi tamsu, kadangi pasikeičia viskas, yra tas dalykas. Tai va, bet šiaip eglės, kiek aš žinau, nereikia bijotinai, puikus dalykas. Tai kas nereikalinga paims, patrūksta duos. Tuo labiau, kad mūsų protėviai naudoja eglę šimtus, gal tūkstančius metų, tai yra ir statybai, rąstai, lentos, visa kita. Tai aš abejoju, kad jinai kažką mums pakenktų pirtyje, jeigu mes einam su gera mintimi, nešamės, kad ir eglinę vantą. Ką dar reikėtų žinot prieš vanduojantis visom šitom spygliuotom vantom? Kadangi jos yra spygliukai, tai vis tik tai reikėtų pradėti svanotis gerai pašilus, kad oda būtų šilta, raudusi, nuo pirmo užėjimo. Taip, ne nuo pirmo užėjimo ir šiek tiek gerai pasikaitinti. Nes spygliukai, jie vis tiek atrodo, oda kaip ir viskas gerai. Aš pats esu su egline vanojasis vantą ir man tikrai patiko ir aromatas ir visas tas pojūtis, kuris yra. Bet jeigu tu truputėlį pasmarkini, tai sekančią dieną čia tokių mini randi. Tai nieko tokio, bet... Dirgina be abejo, bet reikia labai atsakingai, labai švelniai. Ypatingai moterims tai reikėtų taip labai atsargiai. Taip labai po truputėlį pasižiūrėti, pasipratinti ir žinot, kiek dozuoti ir kaip. Viskas su saiku. Darau išvadą. Jei baigėsi lapuočių vantos, tai reikia nueiti miškan ir rasti mano giminaičius spygliuočius. Mandagiai paprašyti jų pagalbos ir toliau mėgautis teikiamais pirties malonumais.